Labas, draugai. Nu ko, mano mėgstamiausias darbas dabar. Šitą darbą darau vienas, nes man tai patinka ir aš noriu jame tobulėti. Taigi, pirmą eilį vakar pradėjau apie 2 valandą gal. Tai pasidariau nuo ten iki čia ir iki galo. Dabar galinės negaliu darytis, ten va tos va kitos. Tas kamps jau sustingęs, o tas ką tik uždėts. Tai man ten papasakosiu eigoj kodėl, jeigu nepamiršiu. O dabar pirma eilė, tai va šiandien pradėjom šitą jau dėtis. Papasakosiu gal, jeigu neturit nivelyrą, ar nesinuomojat, ar lazerio, su lazeriu vis tiek paklaida bus, tai noriu parodyti, kaip įmanoma pigiau pasidaryti linijas tiesias. Nu, ta prasme, kad blokėlis taip nenueitų. Taigi čia pabandykim. Gal taip kažkaip. Nežinau, dabar kibiras užtus. Čia pabandykim. Čia blokėliai. Tie užtus. Nu, tarkim, kad dar galima eit pažiūrėti. Kad nereikėtų nuomotis nei lazerio, nei jeigu neturit nei nivelyro. Čia kažkaip taip. Kad gautos tiesios linijos, taigi kaip mes tą pasidarėm, su kolega darėm, 2 žmonių reikės, tai pasiemi projektą, atsimutoji kažkurias 2 perimetrinės sienas. Tai mūsų atveju matavom šitą trumpą palei projektą, šitą ir ten atsimatavom palei projektą, kiek rodo. Tada pasiėmėm įstrižainę, susitikrinom. Mum įstrižainė pabėgė buvo, tai ten ant pamato, nes kadangi kaip prie tam video rodžiau, kad išputinėjo vietom, tai ten apie 1,5 centimetro ar centimetras įstrižainė buvo pabėgę. Taigi susistatėm įstrižainės, atsižymėjom, tada draugai va taip va, atsižymėjom, kur yra, kai jau įstrižainės viskas tiksliai turim. Čia ir anam gale. Įsitempėm šniūrą stipriai, kad nebūtų tai. Tada pasižymėjom kas 3 metrus. Pasižymėjom tokiais brūkšniukais, kur eina šniūrs. Tada pasiėmėm atmušėją, va tokį, jisai kainuoja 7-10 eurų. Išsitraukė ir tada tuos kas 3 metrus, kur atžymėta buvo, atsimušinėjom visą. Tai va dabar prieinam prie to atsimušinėjimo. Kiti sakysit, gali įsitempti nuo čia iki galo ir atsimušti. Tai va dabar grįžtam, parodysiu, kodėl negalima iš karto atsimušti. Nes per visą plotį, nes pavyzdžiui, čia per 9 metrai. Ir va čia va, dėjom taip. Va kaip matot, va atžymėta. Čia buvo, čia va su pieštuku ir čia. Tai pasiėmėm visą, bandėm atmušti, kai šniūrą užtraukinėjai ir atleidai, jisai kažkaip taip eina ar taip eina, tai nesigauna tiksliai, tai reikia šniūrą įsitempiai, su kažkuo žymekliu pasižymėjai, kas 3 metrus, kas 2 metrus, ir tada su atmušėju atsimuši. Ir tada betonuojat, o kaip matos, linija yra. Betonuojas ir dar nebetonuojat, betonuojat, dar nemūrijat, dar papasakosiu taip. Ir jau kai turit tas išorinės linijas, perimetrų visų, tarkim atsimušot visos linijos. Ir tada nuo tų linijų pasiemat projektą
Ir einat vidinės sienas nuo perimetrinės yra duoti matmenis ir jūs tada tiksliai galit matuotis. Tarkim, va čia va kaip mūsų papūsta biški va linija matos. Ir visos yra atmatuotas nuo perimetro. Ir tada tiksliai turėsit visus. Tai va tiek, draugai, ir tada palei kraštą pasirenkat ar vidinę, ar išorinę pusę ir mūrijatės. Ir manau, turėtų pavykti. Va taip aš darau. O kaip visą laiką jaučiu jaudaknyse tas žodis. Jūs darykit, kaip jums atrodo lengviau. Aš rodau, kaip aš darau. Tai šitą vietą ir kai turite tas linijas, galite pradėti mūrytis pagal linijas ir eina tiesiai. Tai va šičia, kur liks ta dalis, čia yra hidroizoliacinė palei kraštą, tai dar čia užtepsim hidroizoliacinę, irgi jau mastiką tokia užtepsim. Ir čia užsiarmuos ir dėl tos vietos galit nebijot, čia užeis poresterolis 25, čia nei vanduo, niekas nepateks dar sakau, pratepsiu, parodysiu video, čia užtepta bus mastika, čia daugiau poresterolis, iki čia dėsis kažkur. Ir čia viskas užsidengs. Hidroizoliacinę vaikuojam visur, tiek vidiniai, tiek išoriniai. Taigi tiek, draugai, iki tam kartui.